Sveiki, šiandien žvejausiu Nemune, čia netoli Prienų. Atėjau su kibiru iš karto, pasisemsiu vandens, eisim pasimaišysim jauką. Žiūrėsim, kas čia gero. Manau, kad dar čia ankstoka iš tikrųjų, bet kad karūse gal nekemba, šalta. Maždaug šapaliukas, mažu dar kokią žuvėlį įsikabys. Tai va, šiandien aš viskį vandenuko ir eisim įsimaišyti kokių jaukų. Ir tokią vietėlį pasiieškojau, nežinau, toks čia kaip nelabai, kur dar eina gaudyti, irgi vanduo dar aukštas. Bet čia toks atpajusi, gal bus gerai. Jauką, šiandien šitą pigutį maišysiu ir su šituo va. Dar likė, gal daugiau nieko nedėsiu, nei melasus nieko nedėsiu. O čia kas išvyta lėščiuose. Tai įgysim šitaip. Toks neutralus kvapas. Aš žinau, kiek žinau. Gal užteks. Dabar nežinai, čia visa dar visą. Gal biškai pasilieku. Mažu reikės dasimaišyti, kad būtų ta pati košė. Tai va, užsimaišysiu jaukutį. Paskui, gal vandens per daug įsikaušiau. Liks kitam kartai. O, tai dar žvėngs. Tai iš to kibiro labai durna. Neužkrovės baterijų. Gerai, ką susitiksim prie vandens, eisiu neštis. Tai tom kart tiek. Na, beveik viską susinešiau. Gal kad jau ir viską, nežinau. Mėgysiu gaudyti dviem meškerėm. Sliekai ir dėkai. Kukurūzai. Žiūrėkliais pasmulkyti. Šitą košį. Gerai, kaip variau. Tai va. Toli nemesiu apie kokią, ką žinau čia. Tie sroviai didelį, tai apie kokią 15 gal metrų. Taip. Tai va, eisiu. Pasiieškosiu šitą atstumą. Tai va, tom kart tiek. Taip. Pasidarysiu startinį jaukimą, nežinau. Tokias 5 šėryklas suderėsiu.
Dabar kukurūzo nesmulkysiu. Va, apsipynęs pavadinys, manau. Nežinau, na, meškė reikia pavadėlėti. Susirišti. Reikia pausidėti. Ką nors, nu, kad ir kukurūzą aš dėsiu, tai papjaukinu, tai net ir pinasi. Kaip šitie kukurūzai tokie, ne kažką bus. Pasismulkysiu tų kukurūzų. Kokį sliekutį, dar nežinau. Čia verta iš vis reikėjo gal tų kukurūzų nesidaryti dabar. Na, matysiu. Taip. O biskį užjaukysiu. Valandų paspysiu tuoj, ką aš čia. Ankstoką gan. Po 7, 15 panašiai, 14. Tai sakant, tai labai ankstus aš čia. Tai jau pasijaukinsim. Žiūrėsim. Na, patraiškiau. Tai tokių žinių, paskui nežinau gal. Čia tokius sliekų turiu, tai visokių yra ir mešlinukas koks iš žemės, tai pasmulkysiu tie šiūriu. Bus gerai. Dar reikia pirmą nors žuvį pagauti. Mažo neįmau nebus. Jau. Jau rytai viena buksuoja, manau. Kukurūziuku. Na, tai nejauku taškų nedarysiu, taip pamesiu ant kokių sliekų. Bet paskui čia pirmų užjaukinsiu. Išdėsiu porai 3 zikelius. O užmesiu. Ir gal pasiieškosiu kokį sliekutį dar pasikarpysiu. Pasismulkyti, dabar tai gal taip pabos. O paskui eisiu ant apsi. Susitvarkysiu ir simesiu. Kur mano tas simėlis? Tai tiek. Pasismulkinau sliekų, pasismulkinau keletą dzikėlių. Dabar mėgysiu užmesu jas. Čia kažkodėl apsipina, matau kodėl. Kas čia apsipinė? Tai reiktų persirišti iš tikrų. Tai matau, kad toks mazgas yra. Tokia visai jau pinasi. Va. Tas kabliukas. Kas čia apsipinė, bet visą nematau. Vienu žodžiu, nesiseko. Jau į kablis kelnėse, nesimiegojau. O. Biskį paršiukų užpuidėsim. Šiaip vėjas nemalonu, šaltas. Reikia žieminis kepurys. Pirma žuvis.
Pirmas užliukas. Tai jau čia jam vis tiek ragas. Dzikelius suėdė. O taip. Ana, irgi biskį truk. Negalvoju, mačiau, kad biskį truktelėjau, bet ir paskui paliko, tai užlys apsižiūrėjęs jau sėdi. Na, bet ir siekiau žuvį pagavęs. 3 dzikelius uždėsiu. Ir įklėlį 70 gramų, pavadėlį čia nuo 16 storio. Ilgis, ką aš žinau, kokia 70 centimetrų. O pirmą sakiau, ant pusę 80 gramų šėrykla. Pavadėlis apie metrų. Kabliukas 10. Nu, mažom dar kitokią žuvį pagausiu. Reikia tikėtis, dar rytas tik tai. Pabiskį saulutė išlys, va kojas užgėriau, gan šalta. Tik apvažiuota vietom 2 laipsnių šilumos įkrodė. Kažkokią žavytę turim. Tai vykis. Ant sliekų. Po biskį. Tai po užlysę šėrys, kas sauliau. Buvo uždėjęs sliekų ir dzikų. Dabar tik dzikai lėkė. Mažą dar uždėsiu kokį slieką. Vis padaužu. Ko gero čia kokios grožiais. Tokį sumuštėką mes uždėsim. Jau biskį po 8. Kol kas nieko gero. Ir nemanau, kad bus ko gero. Parašyta šalta. Nu, va, biskį su kukurūzas. A tas mano musaliukas. O va. Biskį vėjas, kai pabučia, tai ne kažką. O kitas sietkai kuoliukas, arba jau tą palikau antrą kartą. Iš šito kuoliuko padariau, aš narpiniu. Su geležinio, tai gal bus visai nieko. Dar nemėginės. Gal dar biskį pasėdėsiu, tai paskui eisiu kavos pasidarysiu. Kokią tai žuvelę turiu. Oho, da. Tai va, kur už kokio pilvo. O jukiai. Nu, smagu. Žinau, gal reiktų dėti sietką mažu. Dar ką pagausiu daugiau. Atsinešiau tą ilgą sietką, tai kuolą išmėgysim. Va. Šitą ilgą tai gal žuvytės išgyvena, mano. Į šalia užmėčiau. O. Ten dar toksai šlaitas yra. Va.
rytėje palūžus jau reiks tvarkyti tas, nesisuka tas šita vieta, pastrigus, nėra užkuoliuko čia kabinų. Tai sunku traukti. Reiks kitą rytę pasikeisti. Bet šiandien gal atlaikysim, žinau. Kokia žuvelė. Vyturiu. Taip tai labai silpnajama. Šapaliukas. Šapaliuką paleisam. Šapaliuką paleidžiame. Taip tai man atrodo kokius grožiais. Nes ištraukiu kartais, patrauku, viskį taip. Jau nebūna dzikų. Nuženda. Reiks dar kokių dzikų gal pasmolikinti. Lyg taip turiu vėl kokią žuvytę. O, plakys atvykti. Šitą įsietka jau įmėsim. Mažiukas, bet vis tiek. O. Jau taip nudrožę tuos zikelius. Įsidienos tam mažu geriau bus. O kiek aš pūžlį pagavau, ešerį, kuoją ir plakį, keturių rūšių jau žuvis pagavė. Užsiėmimas eikis. Galvojau, kad tai kavos pasidaryti ir štai toks ėmimas. Šapaliukas antras. Mažyliukas. Siek smagu. Jau antrą šapaliuką pagavau. Galėtų koksai stambesnis, kažkaip šapalas, būtų smagu patraukyti jį. Tai tokios žinios. O, kažką turiu. O. Ir graibšto neturiu. Karšis ko gero. Aš užsiemsiu šiandien. Smagu. Jo, karštis. Tau pasidėsiu. Neblogas ačiukas. Jeigu išėmsiu šį. Nenoriu ateit.
O, jau kapreik, karšiokas. Neapima. Nu, kebrytė geras karšis. Ale, įvalgęs, tai kapreik. Jau lėks jį imna. Tai esam pavadėlį. Nu, kebra. Pavydėkė dabar. Tai kai žuvis. Bus. Du tai tikrai. Tik reikės eit pasižiūrėti kabliukų šeimėje. Turėjau nusitraukti pavadėlį. Tai va vieną įsitraukia meškerė, nespėjau žiūriu, atėmimas. Šitą dausiu mečio. Bet šitą net apsipynė čia. Ką, smagu. Mažada koks. Užplauks karšys. Pasiliksiu dar tik vieną meškerį. Surišim pavadėlį. Tai tiek va, liuks dabar. Biskį atsidarė tas taškas. Ir kokia žuvelė nedidelė turiu. Ana įsitraukta meškį, o net jaukas. Nesiplovė, užsimečiau. Ir viskai tašė pataisytą sietką. Palikti dar tą jau. Ką? Šitą pasidrėtai. O, lietuvį dumblą. O, tai, kad nuslystų žuvis iš karto. Pasidžiaugiau, kad taškos užsikūrė, taip ir tuoj užgestų. Tai va, patrukčiuoju, bet nieko rimtų. Traukia, dzikučių nėra. Bet vis tiek smagu. Oras neblogas, aišku, tai vėjas papučia ne kažką, bet čia nešalta, kad labai daug neužpučia tokiais tarpais. Tai va, savo sėdžiu ir džiaugiuosi. Uždėjau dabar slieką su džiku, bet čia, ar kokios aukštais, ar grožiais. Trukčiuoju. Tai va, žiūrėsiu, kas dabar bus gerų. Kartu kažką turiu. Ko gero, karšiukas vėl bus. Jo, karšis. Žalo lūs. Graipšų neturiu. Šitas mažesnis.
Jau įsikabinęs buvo. Bet tik mečia ir ant tų žodžių. O va. Bet jis nedidelis, bet jis tiek smagu. Bet jau ir įsikabino visai. Dar biskį būčiau nepagavęs. Įtašę jį. Aišku, atsineši graipsą, tai jau daugiau nebus jų. Uždėjau slieką su dziku ir aš kart. Jau kaip dabar čia rupūžėlė. Ta ranka vienas skaudai. Viskai sausys lėjo. Kažką pasidaręs ir nelaikau toks meškerės. Nu, dar pamėgysiu tokią kombinaciją. O va, dar pakartosiu, nežinau, ar matyt. Možda dar pasiseks koks aršys. Visai smagu. Lakutės užkibo. Antras lakutis. O, pasilipu į krepšį. Davai. Dabar dzikų to krūvą pridėjęs. O čia, kas tai? Nužinda tuos zikelius. Daugiau dedu. Dar galėtų koks karštis pro šoną ir paimtų. Persimesiu, kokius karvus pasidarysiu. Uždėsiu dabar lieka vėlą. Į stambesnį paskaičiuoju. Viskai talioju. Nužinda čia lieka. Matytų gročiais. Stambesnis galiu neėms. Valandų dar kažkokia tema. Dabar turėtų būt. Ta mažesnį kažką užmečiau ir iš karto paėmė taip, lyg tai kaip gautųsi kaip skėstantį. Paėmė masalą. Bet keliu savo. O dabar kamera čia prisinešęs ir gal ir matys bus. Tokį skanėstuką padariau. Išėjom. Dabar galėtų lygiai susikaičią pasidarysiu. Da kažką. Może nie mam czasu z myśli. Jeśli zakaz pojudzi tak ty pojku. Šiukšlių biskį neša. Tempė viskas gerai. Na va, parsinešiau kavą, biskį užkandau. Nežinau, gal reiktų pažiūrėti persinas. Lyg tai kaip ir sūrėje, kaip užmečiau, taip ir likė viskas. Mažas, maža tos meilius apdaužės bus tai. Reikia pasižiūrėti, taigi nesunku. O kartais jie kažkur ar už akmenį, ar už kovus, kad šis kryvis daugiau pradėjo neštis ir čia. Reikia visas parbolė. Reiktų ilgesnį podėlį biskidėti. Tokio čia kiek jau ko turiu išgaudyti, daugiau neišmėti.
kokią valandą ir tikrai jų užteks. Tada nelabai iš marių kyla tie karšiai. Viens kits matyt praplaukia. Tai va kokių žinius. Ką pasimėgausiu, dabar tai tikrai nešaltas smagu. Tai buvo prie mašinos nuėjęs, kur tai visai ten jau pavėjau, nėra tai karšta. Mašina ir prikaityta. Ką dabar? Tik ką pagurkšnosim kavytės tada. Belaukdami. Nu, dabar gal bus gerai. Garsas, buvo mikrofonas atsijungęs. Tikėsimės, dabar jau bus gerai viskas. Reikės pažiūrėti dabar va. Po šitų mano žodžių. Kažkaip tai kibumų nėra. Tai pažiūrėtas lieka. Bet taip lyg tai nieks ir nepajudinu. Bet su kava taip persimesiu. Gal ant dzikų vien tik uždėsiu. Bet jei dabar pažiūrėsiu kaip mano garsas. Tai ką to žuvis galvoja, kai jūs nekimba. Kitą savaitę lyg tai po biskį atšils oras. Tai. Važiuosiu karosų pažiūrėti, mažiau kokį pagausiu. Aš šiemet karosų nepagavęs. Bus visai gal įdomu pažvėjuoti. Jau baigėsi jaukas. Valandų yra apie 2 valandą panašiai. Kibimų visai nėra dabar. Ką, nieko nepašiksi. Šiaip tai oras visai neblogas, dabar nešalta, vėjas biskį. Toks dar šiaurinis, bet nėra toks šaltas kaip ryte buvo. Tai iš vienos pusės, tai iš kitos šiais pučia. Nėra pasalmų tų orų, tai ką. Gal tom žuvėlim protas pasisukės. Kas tai erzina mane. Tim. Nieko nėra gero. Ką? Beveik 2 valandą, gal po 2. Varysiu namučių. Skambinu, kad reikia pakeisti tepalus variklių mašinos. Filtrus, tai va. Tai varau tada. Jau ko dar ir ne visai išnaudojau. Dar reiks kitam kartui jau biskį. Eidėm nusinešiau, einam ištrauksiu. Tai žuvelis pažiūrėsim. Ką čia gero. Vėsai iš vienos pusės, tai iš kitos. Tai matyt, tam miške tai sukina labai. Jau einam ištrauksim. Kuolą nenoriu jau palikti. Nu, vienas tai gražus karšiokas. Nežinau, tai gražuolis. Karšiukai tai važiuos namo, kad tilpna į tą viedrą. O šits tai jau čia. Va. Tai toks, nei spuogų nieko neturi. Aš šį pasirūkysiu. Nelabai. Antras bus meistrukui prašy. Šiaip nenoriu pozuotis mažesnės. Šits tai čia nėra didelis. Iki kilo. Gal jis jeigu plaukia namučių. O, išlipo tas didžiulis. Paleidžiam šitą. Tegu jis pagulė. Ką dar mes čia pagavę? Dabar smulkmės, kojukiais, plakučiai. Da, vieną likus. Tai va, kokia ta žvejyba. Atšils, tai bus gal geriau. Kas jau rankšluosinis sekantį
kartą, tai mėgysiu važiuoti Krausų. Pažiūrėjau, kas gero bus. Tai va, aisiu sėtką prasidžiovysiu, kol susinešiu viskį prabrinks ir tada ką, iki kitų kartų, ten